Labas, labas. Šiandieną mūsų 8 susitikimas, skaitant šią knygutę ir važiuojam, nieko nelaukiant, dalinuosi. Ir šiandieną mes užbaigsime pirmąjį skyrių. Taigi, 8, tai jau savaitę laiko su manimi kartu studijuojate ir tikrai noriu pasidžiaugti su visais, kurie yra išlikę iki šiol. Palikite būtinai man širdutę, paspauskite liuksiuką, pasidalinkite su draugu, kad drauge netgi, kad kuo daugiau mūsų čia susirinktų ir būtinai palikite komentarą, ką pasiimate. Gal jau netgi pastebėjote, kad pradėjo keistis kažkas gyvenime. Visų pirmiausia, ką reikia pastebėti, kad aš moku sustoti, aš moku save pastebėti, aš moku po truputį save pakontroliuoti pradedu, ar ne, va tokius dalykus, nes mes turime labai valdyti savo mintis ir šiandieną aš pagaminau irgi vieną tokį mažą reelsą, kur aš pasakiau, kad mes visi kaliname save į patį didžiausią savo minčių kalėjimą. Mes save įdedam į tokius rėmus pagal kažkieno kito nuomonę, pagal visokias vyriausybės, valstybės, dogmas, žmonių aplinkinių, bet mes galime patys save susikurti, kokius aš noriu būti ir nelaikyti savęs, kurti savo ne kalėjimo, o rūmus. Galime savo rūmus susikurti, kur aš karalienė, aš princesė, aš valdovas. Taigi šita knyga mums padės sukurti tuos rūmus. Taigi važiuojam toliau. Verta įsiminti, tai yra apžvalga mūsų pirmąją savaitę, mes štai įvadą įėjome ir užbaigėme pirmą skyrių ir dabar mes apžvelgime. Gerai, verta įsiminti, kad lobiai slypi jumyse. Čia ir ieškokite to, ko trokšta jūsų širdis. Čia ieškokite to, ko trokšta jūsų širdis, nes ką mes darome? Mes galvojame, moteris, aš buvau viena iš tų, kad ateis kažkas ir tiesiog padarys mano gyvenimą laimingesniu. Padarys mane laimingesnę. Kad man reikia kažko iš išorės. Aš labai daug reikalavau iš savo vyro, nes aš maniau, kad jisai turi mane padaryti laimingą. Juk aš jo moteris, jis turi mane padaryti laimingą, kas yra netiesa. Mes turim visų pirma ten patys tapti laimingais. Ten viduje susikurti laimę. O ne kad laukti kažkas kažkur ir mes ieškom iš aplinkos, kai iš tikrųjų viskas, ko mes trokštame, yra mumyse. Ir mes turime ten ieškoti tų lobių, kurių mes norime. Tos išraiškos, ką mes norime matyti gyvenime, mes turime ten susirasti. Geriausi visų laikų žmonės mokėjo pasiekti ir išlaisvinti savo pasąmonės galias. Tai jų meistriškumo paslaptis. Jūs galite tą patį. Jūs galite, mes visi galime irgi išlaisvinti, kaip ta knyga mums padės, ar ne? Mes praktikuosime, būtinai aš prisiekiu, ar tu prisieki daryti, ką knyga sako. Jūsų pasąmonė žino atsakymus į visus klausimus. Jeigu įteiksite savo pasąmonėje prieš užmigdami, noriu atsikelti 6 val. Ryto, ji prikels jūs nurodytų laiku. Ar esi pastebėjęs, kad jeigu tau reikia kažkur anksti keltis, tai ir miegas kažkoks toksai mažesnis būna, toks prastesnis, taip sakant. Aš kai dirbau dar kažkam, ar ne, kai aš dar eidavau į darbą, tai būdavo pas mane pamaininis darbas. Vieną savaitę ryte, kitą savaitę po pietų. Ir kai reikėdavo man ryte keltis, aš pirmadienio tą naktį, ar ne, iš sekmadienio į pirmadienį aš labai blogai miegodavau. Atrodo, lyg, ar ne, bijau, kad pramiegosiu, lyg bijau, kad neišgirsiu žadintuvo savo, va toks kažkoks tai yra. Bet iš tikrųjų man reikėjo, aš to nežinojau dar, bet man iš tikrųjų tik tais reikėjo su savim pasikalbėti, kad viskas tvarkoj, tu atsikelsi, nepramiegosi, nes nėra buvę, kad aš būčiau pramigusi, bet va, toks kažkoks nerimas, kurį aš pati susikūriau. O dabar labai juokinga, ar ne, man juokinga, kad čia yra parašyta, noriu atsikelti 6 val. Ryto, nes aš nuo penktadienio, iš tikrųjų dar prieš kalėdas, dar prieš šventes, užsimaniau,
kad pakeisti savo tą vidinį laikrodį ir keltis anksčiau. Man nereikia niekur į darbą eiti. Ačiū už širdutes, Vygandas, ačiū už širdutes. Man nereikia niekur į darbą eiti. Man nereikia skubėti. Aš savo, ar ne, turiu susidėliojusi tvarkaraštį, kaip aš dirbu iš namų, bet aš noriu atsikelti 6 valandą. Ir nuo penktadienio, žinot, ką aš padariau? Aš ketvirtadienį viešai socialinėje erdvėje savo profilyje pasižadėjau, kad aš kelsiuosi 6 valandą ir aš įdėsiu nuotraukytę, įdėsiu įrodymą, kad aš jau gyva, žvali ir ant kojų stovinti. Ir taip lengva man, netgi savaitgalį, ar ne, 6 nesikeliu, bet prieš 7 jau aš esu pasiruošusi kilti, jau esu pasiruošusi pradėti dieną ir noriai, tikrai labai lengvai. Kol kas, sako, pabelski medį, kol kas dar tik tais štai 1 savaitė mano šito užsispyrimo ir noro yra, bet jeigu tu savo pasąmoniai pasakai ir dar kažkam įsipareigoji, mums labai veikia tas įsipareigojimas. Sau įsipareigoti, mes labai dažnai save nuviliame. Mes pasižadame, aš darysiu taip. Ir, nieks nemato. Ar ne taip? Kas čia ką pasakys? Nieks nieko nemato, ar ne? Bet iš tikrųjų mato, gyvenimas mato, kaip tu disciplinuoji save, ką tu darai, kaip tu užsispiri, kaip tu save vedi ir mes tą gauname atgal. Tai aš nusprendžiau, kad aš noriu atsikelti anksčiau, aš noriu atsikelti su saulė, aš noriu pradėti anksčiau dieną ir žinoma, anksčiau eisiu vakare miegoti, su vištom kelsiuos, taip sakant, su vištom eisiu gulti. Bet kol kas esu labai patenkinta, nes lengvai tai įvyksta. Ir štai ko reikėjo? Reikėjo tiesiog su savimi, ne kad ginčytis ten viduje, bet nutarti, kad, žinai ką, Giedre, darau ir dar netgi garsiai pasakau, kad aš tai darau. Ir labai lengvai tai įvyksta. Toliau, ar ne, ką mums sako prisiminti? Pasąmonė sukūrė jūsų kūną, todėl gali jį išgydyti. Kiekvieną vakarą užliuliuokite save mintimis apie nuostabią sveikatą ir pasąmonė nuolankus jūsų tarnas įvykdys jūsų įsakymus. Dabar tas, kodėl vakarą, ir vėl, ar ne, ar pastebėjot, ir vienur, ir kitur kalba apie vakarą. Nes yra toks dalykas, ar ne, kai mes miegame. Nieko, ta prasme, yra, kurie vaikšto tenai ar ne, naktimis lunatikuoja, bet mes nieko neprisimenam, mes nesame aktyvūs, mes nesame žvalūs, mes miegame. Kai tai reiškia, kad mūsų sąmonė miega. Va tas protas, kuris viską klausos, viską girdi, ar ne, tu mane girdi, jisai naktį miega, tas protas. Bet pasąmonė, jinai visada budi. Iš kur mūsų sapnai ateina? Kas duoda tuos vaizdus, ar ne, kaip mes miegam, mes išsijungę, nieko, ar ne, negalim reaguoti, bet sapnai ir spalvoti, ir mes ten bėgam, ir viskas vyksta, tai pasąmonė, jinai visada yra budri, bet mūsų sąmonė, jinai mieganti yra. Tai va, kodėl sako, kad vakare tu duok informacijos pasąmoniai, nes pasąmonė visą naktį tą informaciją apdoros. Tai, kad tu įdiegi einant miegoti, paskutinė ta valanda yra labai labai svarbi. Kodėl visi irgi sako tie jau sąmoningi žmonės, kad neskrolink einant miegoti, nežiūrėk kažkokių baisių filmų, ar ne, tu turi paruošti save, jau kažkokius ritualus turėti, nusiprausi, išsimaudai, kažkokią gal moterį žvakę užsidegai prieš einant miegoti, kremai ir visa kita, ritualą, kad tu įvedi jau save į tą miego būseną, nuramini savo mintis, kas yra labai svarbu. Nes jeigu tu einant miegoti prikiši streso, kad man rytoj reikia tą, ir tu stresuodama nueini miegoti, miegas tau neleidžia pailsėti, taip sakant, tu pasąmonė visą naktį, tą tokį zują, ar ne, stresą, tu atsibundi, atrodo, tik užmerki jau keltis, nuovargis toks pat kaip ir vakare, ar ne? Ir taip sunkiai pradedi tą dieną, ir kaip tu pradedi dieną, taip visa tavo diena irgi einasi. Tai va, tai ta valanda prieš einant miegoti yra labai svarbu. Ir ką tu įkiši, pasąmonė apdoroja visą naktį.
o mes tą sąmonę turim išjungę, ar ne? Mes miegame, kas yra labai labai faina, nes kas kuria mūsų mintis, kas kuria mums stresą, kas kuria va tas tokias ar ne negatyvą, mūsų sąmonė. Mes sąmoningai tai galvojam taip pat, aha, man tas ir anas ir taip, ir gali būti dar taip, ir dar taip gali atsitikti, o kai mes miegam, mes nebekuriam. Tada jau tik pasąmonė darbuojasi. Tai va, einant miegoti, tu duok tai savo pasąmonė informacijos, ką tu norėtum turėti savo gyvenime, tegul jinai darbuojasi, tegul jinai kūrė, tegul jinai vat, implementuoja į tavo kūną, tegul keičia kiekvieno kūno ląsteles, irgi gal žinote, ar ne, iš fizikos, kad miegant mūsų ląstelės, jos dar labiau atsinaujina, dar labiau generuojasi, nes mes nevalgom, ar ne miegant, mes neapkemšam, mes tiesiog neužgulam kūno organų su kitokia veikla, tai kūnas gali tiesiog atsinaujinti daug sparčiau. Juk žinot, ar ne, būna, kad per dieną negyja kokia nors įpjauta žaizda, o per naktį atsikeli, va, jau, taip sakant, prasidėjęs procesas, jau nebebėga kraujas. Tai nes daug labiau atsinaujina per naktį. Tai ko mums reikia, gal šiek tiek giliau nueisiu, čia gal šiek tiek pažengusiems tą informaciją, tai kad mūsų pasąmonė, jinai dirba, jinai keičia mūsų viso kūno ląstelių energiją, o tai ir yra, ar ne, energija, ką aš ištransliuoju, gaunu atgal. Labai ačiū širdutės. Tai va, tai reikia mums, kad einant miegoti, prisimink, vakare ir ryte tas pats, valanda laiko ryte. Kodėl aš noriu anksčiau keltis? Ne dėl to, kad aš nespėju darbų apsidirbti per dieną, aš turiu to laiko, su mane viskas sudėliota, aš turiu laiko ateiti čia papasakoti, su jum kartu pabūti, ar ne? Bet aš noriu pradėti dieną anksčiau, kol mano namai miega, taip sakant, kol pasaulis dar miegantis yra, kad aš paruošiu save dienai. Ne save tiksliau, o paruošiu savo mąstymą, savo mintis dienai. Aš pasidarau mankštą, aš pasidarau dėkingumą, pasirašau, aš paklausau tų tokių pozityvių podcastų YouTube'e, aš save nuteikiu, vat liuksiškai dienai. Dėl to aš noriu ekstra valandos ir atsikelti anksčiau. Tai kaip tu savo tą pirmą valandą praleidi, o mes mamytės, buvau ir aš ten vaikus užauginau 2, kad atsikėlė ir davai, čia vaikai, čia pusryčiai, čia apsirengti, ar apsimovė kojines, apsimovė ir bėgom, ar ne. Ir visa diena, ir mes sakom, aš nespėju, kodėl mamos dažniausiai būna, kad aš nespėju, nes mes neleidžiame savo skirti bent pusvalandžio ryte anksčiau, kad va tiesiog atsibusti ir įdiegti lengvumą į save, įdiegti, kad viskas gali būti kitaip, net ir vaikus turint. Toliau einam, ar ne? Sakiau, trumpas straipsnelis, bet tuoj mes kaip prasitęsim su mano tais tauškimais. Kiekviena mintis tai priežastis, o kiekviena padėtis rezultatas. Tai vad kaip ir sakiau, ar ne? Tai kiekviena mintis tai yra priežastis tam įvykti. Mūsų kiekviena mintis jau yra pateikta priežastis į gyvenimą, kad aš to noriu, jau ir užsakymas, tam kažkam įvykti. Ir kiekviena padėtis, kur aš save pastatau gyvenime, kažkokia situacija, kažkas atsitiko, aplinkybės, tai va tas rezultatas, ką mano mintys pritraukia, ką mano mintys sukūrė. Jeigu norite parašyti knygą, sukurti nuostabią pjesę, pasakyti gerą kalbą auditorijai, su meile ir įsitikinimu perteikite mintį pasąmoniai ir jie atitinkamai sureaguos. Ką tu benori su meile ir įsitikinimu, ar ne? Kad taip pat įteikti savo, tikrai taip ir neryžtingai, kad aš tikrai esu. Žiūrėkit, netgi nes kai mes kalbam pasitikėdami, ar ne, arba sutinki žmogų kažkur, jis visai kitaip net stovi, ar ne, net ir man norisi išsitiesti, kur esi susikūprinęs toksai gyvenime pasimetęs žmogus, tai va atrodo tiek daug nešu ant tos nugaros, kad net pats ar ne kūprinosi, bet kai tu esi pasitikintis, tai va įtikinančiai savo, su meile, įteikite tai, kad aš turiu, aš esu, aš gaunu, niekad ateities nėra, ar ne, aš tą patį per tą patį kartosiu, aš atsiprašau iš anksto, bet jei tu su manimi eisi šito kelioniai, aš kartosiu daug dalykų, nes to reikia tau, to reikia kiekvienam, kas nori pakeisti savo gyvenimą. Vieną kartą neužtenka išgirsti.
Tik tais 7 kartą mūsų sąmonė apdorodama informaciją jau priima, jau tada sureaguoja. Jeigu tu iš pirmo karto mane girdi labai gerai ir jeigu dar girdint, kartosiu, tu dar labiau įsisavinsi visus tos dalykus. Tai pokyčiai labai lengvai. Prasidės netikėti stebuklai, gyvenime prasidės netikėtos galimybės. Taigi, jeigu tu ko nors nori, turi įteikti į pasąmonę kartojimo būdu, ką aš jums ir darau, aš būsiu ta papūgėlė, kuri kartosiu. Kiekvienas žmogus yra tarsi kapitonas, vairuojantis laivą. Jis turi perduoti teisingus įsakymus, kitaip laivas suduš. Panašiai ir jūs turite duoti tikslius nurodymus, mintis ir vaizdus. Kurti mintis ir vaizdus, tikslius savo pasąmoniai, kuri kontroliuoja ir lemia visą jūsų patirtį. Viskas, kas yra nutikę, tai yra mums, kas nutinka per gyvenimą einant, tai yra, ką mes savo mintimis ir vaizdais sukūrėme ir perteikėme. Mes dažnai kaltiname vyriausybę, mes kaltiname kažkokius savo viršininkus, mes kaltiname savo partnerį gyvenimo dėl įvairiausių dalykų, bet dėja, karti tiesa yra ta, kad viską mes patys pritraukiame. Jeigu tavęs nemyli, o tu save myli, klausimas ar ne? O ar tu, kaip stipriai tu save myli? Tai vat, niekada netvirtinkite, aš negaliu sau to leisti arba negaliu to padaryti. Pasąmonė taip ir pasielgs, kaip jūs sakote. Ji pasirūpins, kad jums pritrūktų pinigų ar galimybių padaryti tai, ko norite. Tvirtinkite, aš galiu padaryti viską, mano pasąmonė man padės. Nežinau kaip, bet aš tai padarau, ar ne? Tiesiog, aš noriu, nežinau kaip, man nelabai ir svarbu kaip, svarbu, kad man tai būtų atsiųsta, svarbu, kad aš tą turėčiau dalyką. Štai ko reikia tikėti. Tikėk, kad nežinau kaip, bet aš to noriu, jeigu aš to noriu, vadinasi, man bus duota ir aš nepamesiu šitos minties, aš nepersigalvosiu ir aš nepradėsiu eiti į tą pusę, kad, gal vis dėlto čia tik drambliuko svajonė, aš niekada neturėsiu. Ne, niekad į tą pusę neikit. Nežinau kaip, bet aš noriu ir aš turiu. Kaip su ta rankinė, ar ne, kur pasakojo. Gyvenimas remiasi tikėjimo dėsnių. Jūs sugalvojate, kad tikite, jūs sugalvojate, ar ne? Tu sugalvoji, kad tu tiki. Netikėkite tais dalykais, kurie gali jums pakenkti arba sužeisti. Tikėkite, kad jūsų pasąmonės galia jūs išgydys, įkvėps, sustiprins ir praturtins. Ir jums bus duota pagal jūsų tikėjimą. Mes, kuo tikime, tai turi būti tiesiog privalo mums įvykti. Tuo, ką mes tikime, tai must, ne, angliškai jeigu, tai turi, tai tiesiog privalo įvykti. Tai vat viskas, kuo tu tiki, tau įvyksta gyvenime. Tau dabar įvyksta viskas, kuo tu tiki. Tai pagalvok, ko tu norėtum dar, kad įvyktų ir pradėk įtikinėti save, vat su meile, su tikrai tą tokiu šiltu jausmu viduje, nes mums reikia įterpti, kai mes įterpiame emociją, daug greičiau viskas įvyksta. Ir einant miegoti ir ryte pakartok tą sakinį kažkokį, užsirašyk tą patį sakinį, pakartok, užmerk akis, įsivaizduok ir tada pamatysi, kaip greit pritrauksi. Pakeiskite savo mąstymą ir jūs pakeisite likimą. Daug kas sako, ar ne, oi čia karma, jau aš čia parsinešiau, daug kas tiki į protėvius, ar ne, kad čia iš mano protėvių perduota ir visa kita. Taip, mes turime tuos, ar ne, lemti tą. Mes turime karmą, bet mes turime visą teisę viską pakeisti. Mes neprivalome neštis tenai, kas ten buvo labai dažnai, kadangi aš daug dirbu su moterimis, tai vat ir būna, ar ne, kad sako, aš čia iš savo močiutės, iš savo mamos paveldėjau čia karmą, mano močiutei tai buvo, mano mamai tai buvo, dabar man taip ir yra, ar ne? Ir va tas tikėjimas, va tuo tiki, taip ir yra gyvenime. Kuo tu tiki, taip ir yra. O jeigu tu pradėtum tikėti, kad žinai ką, aš esu ta, kuri nutrauks tą karmą. Aš esu ta, kuri pakeis visą savo likimą, pakeis ir savo, ir savo vaikams, ir anūkams. Taigi, jei tu tuo patikėsi, tu viską pakeisi savo gyvenimą. Karma egzistuoja, karma egzistuoja irgi galima sakyti, pagal tą, ar ne, lazda turi du galus, kad kaip tu šauksi, taip atsilieps, protėvio išmintis.
Karma egzistuoja, bet tai nereiškia, kad tu turi temtis kažką iš savo protėvių. Tu viską gali pasikeisti. Esame savo sielos pasąmonės kapitonas ir savo likimo šeimininkas. Įsidėmėkite, jūs galite rinktis, kaip ir sakiau, tu gali rinktis, ar tu nori pakeisti tą karmą savo. Rinkitės gyvenimą, rinkitės sveikatą, rinkitės laimę. O kodėl? O kodėl rinktis nelaimę? Kodėl rinktis vargus? Aš nesuprantu. Aš, Giedrė, nesupranta, kodėl žmogui labiau verčiau pasirinkti nelaimę. Ar vargą kažkokį? Ne. Manęs tu neįtikinsi, kad aš geriau vargstu. Nežinai. Aš geriau gyvenu laimingai. Aš geriau džiaugiuosi, aš geriau augu, aš geriau tyrinėju, aš geriau atrandu kuo daugiau pasaulio, aš geriau mėgaujuosi jo. Ir tu gali jo mėgautis, bet priimk sprendimą. Priimk sprendimą, kad žinai, ką aš keičiu. Viskas prasideda nuo vieno sprendimo. Aš keičiu, aš darau. Aš einu iš komforto zonos. Nes komforto zona mus įkalina irgi, ne visada jinai komfortiška. Bet nežinau kaip, ar ne? Nežinau kaip, bet noriu. Pridėk dar vieną dalyką. Pridėk sakinio pabaigą. Nežinau kaip, bet noriu. Noriu pakeisti. Mano gyvenimo pokyčiai prasidėjo nuo to, kad noriu kitaip. Noriu kitaip, noriu kitaip, noriu kitaip, kaip papūga savo kartojau, noriu kitaip. Kažkas turi būti kitaip. Yra geresnis gyvenimas, aš noriu kitaip. Aš noriu lengviau, aš noriu kitaip. Ir prasidėjo galimybės, ką ir tu gali susikurti ir pritraukti. Taigi pabaigėme pirmą skyrių ir ką, važiuosime toliau, ar ne? Būk su manimi, būtinai paspausk liuksiuką, pasidalink su drauge ir kartu studijuokime ir keiskime savo gyvenimą. Iki rytojaus.